Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Raudonasis Lapinas ir šiandien jums parodysiu, kaip pasikeisti Minecraft serverio pasaulio seedą. Nežinau, kaip tas dalykas išsiverčia į lietuvių kalbą, prašau manęs to neklauskite, manau jūs visi mane puikiai suprantate. Prieš pradedant pamoką labai noriu paprašyti, kad paspaustum mygtuką prenumeruoti ir paspaustum mygtuką patinka, nes labai daug jūsų, kurie mane žiūrit, yra neprenumeratoriai. Ta daryti galima visiškai nemokamai, tiesiog ten kažkur apačioj kažkuriam kampe paspaudžia tą raudoną mygtuką. Galit būtinai paspausti ir varpelį, man labai taip patinka. Ir nieko nelaukiam turbūt ir keliaujam mokytis, keliaujam. Gerai, tai šiai pamokai mums reikės tiesiog mūsų naršyklės, bent jau turėtų jos užtekti. Tikiuosi, kad nieko daugiau ir neprireiks. Tai čia jau esu atsidaręs savo Red Fox Cloud valdymo pultą. Kaip matote, mano serveris yra išjungtas. Prieš darant kažkokius pakeitimus visą laiką rekomenduojama serverį išjungti. Na, o dabar keliaukime į skiltį nustatymai. Ir nustatymuose suraskime eilutę pavadinimu level_seed. Ir štai čia šitoj vietoj mums reikia įrašyti tą mūsų norimą seedą. Įkopijuoti, įklijuoti galima. Aš neturiu susigalvojęs kažkokio specifinio seedo, tai tiesiog pabandysiu pamakaluoti kažkokius skaičius, atseit kažką suradau, atseit toksai yra mano levelio seedas, jūsų skaičiai gali visiškai skirtis priklausomai nuo pačio seedo, kurį jūs turite. Ir kai jau esam surašę visus duomenis, spaudžiam išsaugoti, tai kaip matote gavom patvirtinimą, kad išsaugota. Ir dabar yra būtiniausia dalis, dėl kurios ir kyla dažniausiai ir daugiausiai klausimų. Tai kodėl parašius būtent level seedą, išsaugojus vėl įjungus serverį, tas serverio seedas nepasikeičia ir tu gauni vėl tą patį pasaulį. Taip nutinka todėl, kad pakeitę seedą, jūs neištrinate seno pasaulio. Tai dabar ką mes darom? Keliaujam į skiltį FTP MySQL Ercon. Ir šitoje skiltyje spaudžiame WebFTP. Ir mes jau esame savo WebFTP. Tai kaip matote vis dar beta versijoje, vis dar didesniems kažkokiems darbams rekomenduojama naudoti FTP programą, tokią kaip WinSCP arba FileZilla. Bet manau, kad su šituo ištrinimo darbu turėtų susitvarkyti ir WebFTP. Tai tiesiog susirandam pasaulį, failą. Ir spaudžiam šitą mygtuką ištrinti. Taip, do you really want to delete pasaulį? Spaudžiam gerai. Ir kaip matot, pasaulyje yra ištrintas, viskas yra tvarkoje. Jeigu jums labai ilgai krauna arba neištrynė, tai, sakau, rekomenduoju naudoti kažkokią FTP programą. Na, o dabar grįžtame vėl į valdymo pultą. Ir mes jau esam valdymo pulte, tai dabar jeigu paspausim įjungti serverį, turėtų pasimatyti, kad serveris generuoja naują pasaulį. Tai pasižiūrim. A few moments later. Gerai, tai kaip matote, serveris užsikrovė, atsiradau išties labai keistoje vietoje. Tai dabar jeigu paimsim ir parašysim seed. Kaip matote, štai toks yra mūsų seed ir būtent tas seedas yra lygiai toks pats, kaip ir įrašiau į nustatymus. Tai dar kartą greitai patikrinu ir greitai jums parodau. Taip, tai kaip matote, seedas yra lygiai toks pat. Dar net įrašiau nukopijavęs į patį žaidimą. Viskas tinka, viskas veikia. Kiekvieną kartą surašę būtent lygiai tokius pačius skaičius, atsirasite būtent tokioje pačioje vietoje, kaip ir aš. Tai štai taip paprasta yra pasikeisti Minecraft serverio pasaulio seedą. Jeigu jums patiko pamoka, būtinai paspausite mygtuką patinka, prenumeruokite Red Fox Cloud, parašykite man kokį komentarą, nesvarbu, galbūt šiandien yra jūsų gimtadienis, galbūt mane žiūrite skrisdami kokiu lėktuvu, aš neįsivaizduoju. Būtinai parašykite komentarą, visus komentarus skaitau, galbūt ir uždėsiu širdelę kokią. Tai su jumis buvo aš Raudonasis Lapinas ir sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!